Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir šią bei kitą laidą skirsime gerbiamo Rimanto Stankevičiaus knygai Pirmoji diplomatinė pergalė. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi gerbiamas svečias ponas Rimantas. Dar vos ne taip senai kiekvieną dabar savaitę svečiuojasi visi aukščiausių Respublikos vadovai, prezidentė, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, vyksta į užsienio valstybės sutikimus. Po pasaulio vadovas anksčiau to nebuvo. Dabar tai yra normali praktika, nieko nebestebinanti jų veiklos kasdienybė. Lietuvos vadovai yra lygiateisiai tarptautinių forumų dalyviai, reikšmingi tarptautinių iniciatyvų administratoriai ar veikėjai, bet tai buvo ne visada. 1990 metais kovo 11 dieną paskelbus Lietuvos nepriklausomybės valstybės atkūrimo akte ne iš karto Jungtinės Amerikos valstybės ar vakarų valstybių vadovai panoro susitikinėti su tuometinės Lietuvos Respublikos vadovybė ar kviesti ją vykti su vizitu. Koks tai buvo tas pirmasis ir sunkus kelias ir ar tai galima iš tiesų vadinti pirmąją diplomatinę pergalę? Jūs labai taikliai pastebėjot dėl dabartinės būklės, kad vos ne kiekvienas savaitę mūsų valstybės vadovai, vyriausybės vadovas būna kelionėse užsienyje. Štai ir praėjusį savaitgalį mūsų Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir ministras pirmininkas Andrius Kubilius lankėsi Švedijos karalystėje, kur buvo pažymėta diplomatinių santykių atkūrimo 20-metis. Bet jūs taip pat labai taikliai pažymėjote, kad 1990 metais po kovo 11-osios akto paskelbimo nebuvo laukiami svečiai užsienio valstybėse ir mūsų tuometiniams valstybės vadovams reikėjo ieškoti preteksto susitikimams su užsienio valstybių kolegomis. Bevartydamas publikacijas apie Lietuvos užsienio politiką 1991 metais, tai yra 90 metais, pastebiu, kad neretai svarbus tuo metu susitikimai lieka nepastebėti, praleisti arba aprašomi labai lakoniškai. Akivaizdus to pavyzdys galėtų būti 2007 metais išleista knyga Lietuvos užsienio politika 1990-1991 metais. Dar ryškesnis praleistų diplomatijos puslapių pavyzdys galėtų būti Lietuvos diplomatija nuo 1990 metų kovo 11 dienos. Jie Lietuvos diplomatija kažkodėl prasideda nuo 1990 metų gruodžio 4 dienos. Aukščiausiosios tarybos pirmininko susitikimo Londone su Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, praleidžiant nuo tų metų kovo mėnesio intensyviai vykusi diplomatinį atkurtosios nepriklausomybės ir valstybingumo įtvirtinimo procesą. Ar iš tikro nieko reikšmingo neįvyko iki tol? Na, turbūt nebūtų visiškai tikslu sakyti, kad nieko reikšmingo neįvyko. Jeigu mes tai pripažintume, kad tam tikrų svarbių diplomatinio pripažinimo dalykų nėra įvykę. Manyčiau, kad mes turime būti mūsų istorikai, rašantis būtent mūsų nesenos istorijos įvykius, turi būti atidūs. Tai, kas vyko 1990 metais ir nesusižavėti per daug politinę konjunktūrą. Aš manau, kad dažnai labai mes kenčiame dėl to, kad kai kurie autoriai yra palankus vienai ar kitai politiniai jėgai ir todėl tai, kas yra padaryta tam tikrų politinių oponentų, bandoma visiškai nepastebėti, ignoruoti. Bet tuo pačiu mes sumenkinam savo pasiekimus. Ir labai keistai atrodo, kada tie patys dalykai, pavyzdžiui, buvusios premjeros Kazimieros Prunskienės susitikimai su JAV prezidentu Bushu arba su Prancūzijos prezidentu Mitterrandu, kai kuriuose šaltiniuose net nėra minimi pas mus čia. Tuo tarpu, kai šių politikų atsiminimuose mes randame gan plačius aprašymus apie tai ir apibūdinimus. Tai čia gaunasi kazas, toksai tarytum mes patys neigtumėm savo nepriklausomybės? Galbūt vienas iš
viena iš paskatų, kodėl aš ėmiausi išleisti šią knygą, ir buvo tai, kad matydamas tą tendenciją, kurią aš pastebėjau, kaip tik tai norėjau užpildyti šiek tiek šią publikaciją, šią spragą. 1990 m. balandžio mėnesį prasidėjus TSRS Lietuvai paskelbtai ekonominiai blokadai, išeitį į susidariusių krizių bandė rasti ir vakarų vadovai. Tačiau laiškų ir interviu galimybės yra ribotos. Tada ypatingą vertę turėjo nepriklausomybės atkūrimą paskelbusios Lietuvos Respublikos vadovų, parlamentarų asmeniniai susitikimai su vakarų pasaulio politikais. Tokių susitikimų buvo siekiama įvairiais aspektais. Казимира, Казимира, ты по что мне изменила? Ты зачем так подкузмила, Казимира, мою власть? Это все Ландсберги с Витька. От кого бы застрелить банду, ведь Польша сразу взвоите, да и Франция не даст. Į ką buvo kreipiamas didžiausias dėmesys ir kokį to meto pasiekimą galite įvardinti reikšmingiausių ir sunkiausių? Manyčiau, kad didelis pasiekimas tais laikais, kaip nebūtų paradoksalu ir šiandien kaip neatrodytų paradoksalu, buvo pats susitikimo faktas su užsienio valstybės vienu ar kitų vadovu. Tai jūs čia minėjote 90 metų balandžio mėnesį, prasidėjus blokadai, būtent pirmoji išvyka buvo ministrės pirmininkės su užsienio reikalų ministru Saudargu į Skandinavijos šalis. Ir tada, reiškia, pagal dabartinį tą protokolą galbūt tas kvietimas buvo ne visiškai adekvatus tam jų užimamam rangui. Jie buvo pakviesti, ten, kaip jūs citavote čia, politinio judėjimo, o ne vyriausybės vadovų, bet būtent buvo ieškoma įvairių pretekstų, kaip susitikti, o galų gale tų valstybių vadovai, su kuriais susitikdavo, jie patys irgi ieškojo, nenorėdami erzinti Tarybų Sąjungos vadovų. O kaip Lietuvoje čia užgirdė tas nuotaikas ar sovietinė, kaip sakant, tą žiniasklaidą KGB, o ir užsienio, kaip vertinote tuos, kad sutiktuvės va štai susitinka ir su vėliavomis ir panašiai, kaip jūs čia džiaugiatės, liūdėjote? Žinoma, iš mūsų pusės tai buvo džiugesys, o kaip mes matėm iš Izvestijose ir kitose laikraščiuose skelbiamų publikacijų, tai jie kiekvienoje vietoje stengiasi žiūrėti, kas nepavyko. Tai vat, būtent apie Norvegiją, vizitą Norvegijoje buvo kalbėta, kad šaltas buvo dušas, tai, kad ministrai pirmininkiai buvo pasakyta, kad veikia rinkos ekonomika ir kad čia vyriausybė nelabai ką gali įtakoti. Tai ši žinia buvo su džiaugsmu pranešta būtent Maskvos informacinių priemonių. Vizito Švedijoje metu balandžio 23 dieną Stokholme Lietuvos atstovai dalyvavo demonstracijoje, remiančioje Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės siekius, o Švedijos Forenks banke buvo atidaryta Lietuvos rėmimo sąskaita, kurią disponavo Lietuvos Respublikos vyriausybė. Apie šį vizitą aukščiausiosios tarybos posėdėje yra pastebėjęs ir Vytautas Landsbergis. Jų susitikimas ir politinis darbas, kurį ten nuveikė, yra labai svarbus kontaktų, susitarimų, galimybių išaiškinimo prasme. Taip pat ir Lietuvos vyriausybės politinio pripažinimo prasme, o jis jau Skandinavijos šalise niekam nekelia abejonių. Čia norisi paoponuoti gerbiamam Vytautui Landsbergiui. Diplomatijoje negalioja šūkis "atėjau, pamačiau, nugalėjau". Laukia ilgas, kruopštus ir pasiaukojantis darbas. Nors diplomatinių santykių atkūrimo dar teko gerokai palaukti, Norvegijos karalystė diplomatinius santykius su Lietuva atkūrė 1991 metais rugpjūčio 27 dieną, Švedijos karalystė 1991 metų rugpjūčio 28 dieną, o Danijos karalystė 1991 metų rugpjūčio 29 dieną.
Tačiau visgi tikėti reiktų, net ir skeptikams, kad tas apsilankimas mūsų vyriausybės visgi atnešė vaisius ir pamatas buvo padėtas būtent tada. O kaip jūs manote, ar galėjo būti kitaip? Galėjo visi tie pripažinimai įvykti anksčiau? Žinot, tada mes visi buvom, kurie dirbom tą politinį darbą ir padėjėjai, buvom dideli optimistai ir tokie galbūt naivuoliai, galvodami, kad kitos pasaulio valstybės turi mus labai gerai suprasti, greitai suprasti ir greitai pripažinti. Atrodo, kad mūsų argumentai yra daugiau negu įtikinami, bet dabartiniu per laiko distanciją galima pasakyti, kad nors ir pavėluotai, bet mes turėjom laimingą pabaigą. Taip ir norisi pakalbėti apie skrydį per Atlantą. Ši kelionė ir šiandieną daugeliu atžvilgių vertinga. Tai buvo pirmieji tiesioginiai vieno iš atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovų dialogai su įtakingų pasaulio valstybių politikais, kurie pirmą kartą turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti Lietuvos argumentaciją. Taip pat ne vieną TSRS iki tol skleistų prasimanimų, dezinformacijos paneigimų. Tuometinės Jungtinės Amerikos valstijos simpatizavo Michailui Gorbačiovui, o mes šiuo atveju jam tarytum rakštis. Ar daug patyrėte sunkumų organizuojant susitikimus už Atlanto? Tuo metu mes buvom labai energingi, optimistai ir organizuojant kelionę šių dienų supratimų gal buvo daug keblumų, bet iš kitos pusės buvo didelis palaikymas, didelis entuziazmas Kanados lietuvių bendruomenės, Jungtinių Amerikos lietuvių bendruomenės ir ypatingai į pirmą vietą čia statyčiau būtent Juozo Kazicko šeimos iniciatyvą, organizatumą, finansinius išteklius, organizuojant visą vizitą Vašingtone. Būtent tas profesionalumas ir tas lygis, į kurį įrėmino tą vizitą, labai daug padėjo, kad labai tinkamai, labai pozityviai buvo nušviesta Jungtinės Amerikos valstijos masinės informacijos priemonėse, laikraščiuose Lietuvos problemos pristatymas. Bet susidaro toks vaizdas, kad jūsų vizitas tiesiog koreguodavosi eigoje ir tiesiog net nežinodavote, su kuo susitiksite, ar kaip, ir turėdavote, nebuvo net ir laiko pasiruošti ir turėdavote tiesiog, kaip sako, studentui iš vakaro arba skrydžio metu ar viešbučio nakvynės metu, tai kaip jums tai pavykdavo greitai, kaip vis tik tai... Iš tikrųjų, jūs esate teisus, kad išvykstant iš Vilniaus mes nežinojom visos vizito apimties, viso vizito masto ir pasiruošimas buvo toks dalinis, sakyčiau, bet šiuo atveju manyčiau, kad lėmė tai, kad didžiulis entuziazmas, reikalo žinojimas ir savo teisumo, pripažinimas savo ir mokėjimas pateikti susitikimų dalyviams. Jūs kalbėjote apie tai, kad tuo metu Jungtinėse Amerikos valstybėse ir kitose pasaulio valstybėse buvo iš tikro, kaip ir Jungtinių Amerikos valstybių laikraštis vienas citavo, kad Kazimierą Prunskienę, kad meilės Gorbačiovo liga. Ir čia iš tikro buvo ta dilema, kaip reiškia, kad suderinti tą amerikiečių meilę Gorbačiovui, ta prasme, kad jam nebūtų sugadintas nesugadinta jo vykdoma perestroika ir Lietuvos pripažinimas. Tai būtent ministrė pirmininkė galbūt ir surado tą formulę, kad tai galima mylėti Gorbačiovą ir nekenkti jo vykdomai perestroikai, o kaip tik tai Lietuvos pripažinimas būtų tas žingsnis. Tai vat, tas būtent nepaneigimas Gorbačiovo galbūt ir buvo toj situacijoje tinkamas žingsnis.
Skelbėme glasnost ir perestroiką ir skatinėme ypatingą sovietų prezidento Gorbačiovo politinį ryžtą, kuriant istorinės galimybės fundamentaliems pokyčiams pasaulyje. Tai buvo Michailo Gorbačiovo sukeltas procesas, kuris privedė prie pirmojo daugiau kaip po 50 metų demokratiškai išrinkto parlamento susiformavimo Lietuvoje. Parlamentas Lietuvos aukščiausioji taryba įvykdė lietuvių tautos mandatą, kai 1990 m. kovo 11 d. paskelbė apie Lietuvos nepriklausomybės valstybės atkūrimą. Lietuvos nepriklausomybė užtikrinta 1920 metais taikos sutartimi su Maskva buvo pažeista, kai tarybinė kariuomenė 1940 metais okupavo Lietuvą ir kitas Baltijos valstybės. Reiktų pažymėti, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir kitos vakarų vyriausybės niekada nepripažino Lietuvos, Estijos, Latvijos TSRS dalimi. Visa tai JAV politikų pasisakymai, o realybė dauguma prisimena su pažadais atėjusius vadovauti 1945 metais, o galvas padėjusius miškuose. Kokios paramos tai dienai tikėjotės jūs ir kokios sulaukėte? Ar buvo nusivylimų? Žinoma, tas istorijos pokarinės žinojimas, jisai slėgė, bet kartu negalėjo tuometiniai vadovai Lietuvos negalėjo būti tokie pesimistai, kad netikėtų, kad šį kartą pavyks. Ir todėl tas bendravimas, įtikinėjimas buvo vienas iš būdų. Aš manyčiau, kad šia prasme tai, ką jūs pasakėte, labai taikliai yra knygoje pateikta stenograma vykusių diskusijų. Turbūt parodykim žiūrovom ir šitą nuostabią knygą. Mes apie tai, Rimantai, ne apie šitą knygą kalbam, ne? Taigi ir tenais kaip tik tai yra pateikta kongrese saugumo bendradarbiavimo komisijoje vykusios diskusijos, dalyvaujant ministrai pirmininkiai. Ir ten kaip tik tai buvo, reiškia, opozicija diskutavo ir buvo prisiminti ir tie dalykai apie Amerikos pažadus, apie tai, kad Tibeto problema, kuri kai kuriems kongresmenam buvo panaši į Lietuvos pripažinimo problemą, taip kad manyčiau, kad kai kurios dalykus, apie ką jūs kalbate, tai yra kaip tik tai nušviesta šitoje knygoje ir JAV politikų autentiški pasisakymai yra įdomus ir šiandien praėjus 20 metų. Gorbačiovas sako, kad Lietuva gali atsiskirti nuo Tarybų sąjungos, jeigu jūs anuliuosite savo nepriklausomybės deklaraciją ir vadovausitės įstojimo procedūromis pagal Tarybų sąjungos įstatymus. Lietuva nenuliuos nepriklausomybės deklaracijos iš principo, o teisinės įstojimo procedūros yra per daug sudėtingos Lietuvai. Ar tai nėra kurčiųjų dialogas, kai priekaištaujama vieni kitiems, kai reikia kalbėtis vieniems su kitais ir geriausia forma tai diplomatija? Kai buvo ketinama pažaboti TSRS lokį, ginkluotų pasipriešinimų, užsispyrimų ar diplomatiją? Žinoma, iš tų jūsų trijų išvardintų galimybių ginkluotas pasipriešinimas tuo metu netiko, užsispyrimas tam tikrose vietose principinėse jisai buvo reikalingas, bet pagrindinis ginklas matyt buvo diplomatija ir apie tai buvo šitam dialogui su Tarybų sąjungos vadovais kaip tik tai ir buvo skatinama. Jeigu paminate, balandžio 26 dienos dviejų Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio Kolio ir Prancūzijos prezidento Mitterrando laiškas aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kaip tik tai buvo raginama, kad reikia ieškoti būdų deryboms, susitikimam, kažkokiu tai kompromisų ieškojimui. Tai manyčiau, kad ta kelionė kaip tik tai ir padėjo šiems lyderiams ir Mitterrandui ir Koliui paaiškinti mūsų Lietuvos galimybės manevruoti
būtent neperžengiant, nesitraukiant, neatšaukiant kovo 11-osios akto ir kaip tik tai iš pokalbių su šiais vadovais buvo galbūt surasta tą moratoriumo formulę, kuri vėliau birželio mėnesį buvo priimta aukščiausioje taryboje. Kada ambasadorius Stasys Lozoraitis prieš pat atvykimą tuometinės Lietuvos premjeras Kazimieras Prunskinis išvažiavo iš Jungtinių Amerikos valstijų, dauguma Jungtinių Amerikos lietuvių tomis dienomis niekur nepasitraukė iš JAV ir niekieno neraginami stengėsi padėti visokiojopai reiškė savo pozityvius jausmus. Kaipgi paaiškinti mūsų gerbiamo diplomatijos atstovo Stasio Lozoraičio tokį žingsnį diplomatinę kalbą? Žinoma, čia tai, ką jūs paminėjote, yra toks atvejis, kuris nėra malonus man kažkaip tai komentuoti, kadangi oponentas, apie kurį kalbame, jau negali nieko atsakyti. Bet visumoje diplomatinėje valstybių praktikoje matyti yra retas atvejis, kada valstybė atstovaujantis asmuo prieš atvykstant vienam iš valstybės vadovų išvyksta. Ir čia mes kaip tik tai po rimtų labai atsakingų susitikimų su JAV kongresmenais ir įvairių organizacijų atstovais bijojom vieno klausimo susitikimuose su JAV žurnalistais ir per spaudos konferencijas. Jeigu būtų paklausę, kur jūsų atstovas Jungtinėse Amerikos valstijose, kodėl mes jo nematom, tai šį klausimą aš manau, kad ministrai pirmininkiai Prunskiniai tada būtų buvęs sunku atsakyti, bet ačiū Dievui, kad tuo metu niekas apie tai nepaklausė, bet vėliau, birželio mėnesį vienoje iš spaudos konferencijoje, kaip man teko surasti, ruošiant šią knygą, žurnalistai vis tik tai paklausė paties Stasio Lozoraičio apie jo tokią dviprasmišką poziciją ir tai, ką jisai atsakė, manyčiau, kad žiūrovams bus geriausia sužinoti perskaičius. Gerai, mes tada paliksime žiūrovam intrigą, perskaityti tikrai šitą knygą, o aš vis tik tai pasakysiu toliau, kad ryškus pavyzdys yra poeto Bernardo Brazdžionio eilė. O kur politika, o kur poezija, o kur fantazija, o kur erezija? Neklausčiau aš, jei to neklaustų, žmogaus gyvenimą audringam vandenyne, paklausdamas ant mažo menko plausto. Čia politika, čia ir poezija, čia ir svaja, ir realybė diplomatinėje tezėje. Čia išmintis valstybės moterų ir vyrų, čia laisvė tautai skelbia Dainiaus lyra. Žinoma, kad kartais užklupdavo ir silpnumo akimirkos tos, kai tavęs tarytum negirdi, kas gelbėdavo tokiais momentais. Prieš kalbant apie silpnumo valandėlės, aš manyčiau, kad norėčiau sugrįžti prie gražių poeto Brazdžionio eilių. Tai buvo tikrai graži dovana ministrai pirmininkiai būtent 90 metų gegužės 3 susitikimo proga, jų susitikimo su JAV prezidentu ir tais pozityviais atgarsiais, kuris turėjo šis susitikimas. Tai buvo labai graži paskata, kurį mes jautėme iš poeto ir iš daugelio Jungtinių Amerikos valstybių lietuvių, su kuriais teko bendrauti ir teko dalyvauti vėliau su JAV jaunimo suvažiavime. Taip, kad tas pozityvus impulsas ir tas optimizmas, kurį jautėme iš aplinkos, ir iš JAV politikų, iš tikrųjų buvo labai geras užtaisas ir skatinimas toliau dirbti, eiti toliau ir ieškoti būtent tinkamo sprendimo tai situacijai. Na, o apie silpnumo valandėlės su tuometinė premjerė tiesiog net būtų sunku surasti, kad ir kaip atviras galėčiau su jumis būti šiandien, nes tikrai
tais laikais jinai turėjo didelio optimizmo, didelio ryžto, susitelkimo ir tikrai energijos dozę. Na, o apie silpnumą galbūt vieną pavyzdį papasakosiu tą, kuris buvo toj kelioniai, tai būtent būnant Jungtinėse Amerikos valstijose, pasibaigus oficialiai vizito daliai, turėjom 1,5 dienos galimybę nuvykti ruošiantis kelioniai į Jungtinę karalystę, į užmiesčio JAV verslininko ir šio vizito mecenato Juozo Kazicko vilą. Ir buvo tokia reta galimybė kartu su seserim išeiti pasivaikščioti kalnuotais takeliais ir bevaikštant žiūrim, kad visiškai netoli staiga išnyra Lokio giminaitis grizlys. Tai nebūdamas iš tokių labai drąsių žmonių, tuo metu vis tik tai susitelkiau, suprasdamas, kad negaliu rodyti baimės nei prieš Lokio giminaitį, nei tuo labiau prieš savo seserį. Tai ir tvirtai paėmiau ją už rankos ir ramiu žingsniu mes bandėme eiti toliau. Visą laimę, kad grizlis mus palydėjo tik tai žvilgsnių ir nieko daugiau. Vėliau grįžę pas Kazickus papasakojom šitą epizodą. Jie sakė, kad kiek laiko jie turi šitą vilą, niekada nėra matę tokio atveju, tai mes jau paskiau vakarė jau būdami saugus ir visiškai ramus galėjom savo prie židinio juokauti, kad tai Maskva pasiuntė, KGB pasiuntė Lokį. Kaip klausimas buvo išspręstas, priklauso visų pirma nuo diplomatinio darbo, nuo jų vienybės, apsisprendimo, ramybės ir nesiliaujant ekonominiai blokadai, nuo jų ištvermės ir veslumo. Taip pat piliečiai rodo pasauliui, kad jie šių savybių turi, o Lietuva ir gerų diplomatų. Sekančioje laidoje turi būti kitaip, mes toliau kalbėsime apie pirmąją diplomatinę pergalę, o to kartu su jumis atsisveikiname.